Kodėl pasirinkau akademiją, sakyčiau, vienas iš tų priežasčių buvo tai, kad įgūdžiai perėjus nuo motorolerio prie motociklo, pajutau, kad reikalingi kiti įgūdžiai, nes tas pats motorolerio valdymas nuo motociklo skiriasi. Dėl to norėjau surasti tą tokią profesionalią priežiūrą, kuri padėtų suformuoti tos įgūdžius teisingai ir paruošimas toms galimoms situacijoms gyvenimiškai kelyje, ar tai būtų duobė, ar tai būtų smėlis iš šalikelio. Atvykus į akademiją pirmąjį pamokai, tai buvo toks, pats atvykimas buvo toks tų pirmųjų tolimesnių kelionių nuo Vilniaus iki Aukštadvario, tai jau buvo pirma liūtis turbūt, kol atvažiavau iki daug pirmų patirčių, ta tokia nežinomybė, kas čia dabar bus, prasme, ko čia mokins, bet, iš tikrųjų, nuo pat pirmų minučių gal tie instruktoriai labai profesionaliai ir aiškiai išdėstė teoriją, ką reikės daryti. Išvažiavimas į tą kartodromo žiedą buvo irgi toksai, ne tai, kad dabar eikit važiuokit, bet, iš tikrųjų išaiškino, ką reikės daryti, kaip reikės daryti. Tas pirmi keli ratai ir tas pravažiavimas kartu. Ir tada pasako, ką pakoreguoti, kaip pakoreguoti. Po pirmos pamokos, sakyčiau, pridavė tokio pasitikėjimo savimi, jau pradžios įgūdžio formavimo ir per tas 5 praktinės pamokas tos pagrindus padėjo, kaip reikia. Užsiėmimai irgi buvo gerai sudėlioti, nes tai davė pajust, ne motociklas valdo tave, bet tu valdai motociklą ir tu valdai tą greitį ir akceleravimo. Ir kitas gal, sakyčiau, dalykas, tas baimės vertimo motociklą į posūkį. Ten reikia su savim kovoti, bet ta pradžia tikrai padaryta, kad tu gauni supratimą, kaip tą teoriškai padaryti ir tada praktikoje biškai panaudoji ir tada gali toliau tą naudoti. Tai kaip aš atėjau akademijos pradžioj, kaip važiavau gatvėj ir kiek buvo susikaustimo ir to gal neužtikrinamumo, to motociklo pačio pajautimo ir po tų 5 pamokų praktinių tikrai palengvino ir atsipalaidavimą ir nuovargio mažiau važiuojant, nes tu tada jau žinai, kaip reikia tiek rankas atpalaiduoti, tiek kojas atpalaiduoti, jeigu tu važiuoji tiesiam kely ir į posūkį jau taip, nėra tos baimės. Manau, kad bent po vieną tokią pamoką gal sezono pradžioje visiems būtų naudinga pakartoti. Kalbant apie patį procesą, labai gerai, kad tai nebuvo vienas instruktorius ir ten kokį 20 žmonių. Visa grupė buvo suskirstyta į mažesnės grupelės ir kiekviena turėjo savo instruktorių, kuriam pakankamai laiko pamatyti visus tos kelis motociklininkus, kuriuos jisai globoja. Tu pravažiuoji kelis ratus, darai tos pratimus ir tada sugrįžus kiekvienam instruktorius pasako, ką tau reikia atkreipdėmėsi, kad tau ir netgi jie tam pačiam važiavimo rate stovi ir signalais parodo, netgi važiuojant, ką tau reikia patobulinti. Mano patyrimas mokantis vairuoti, valdyti, sakyčiau, net ne vairuoti motociklą, vairavimo mokykla ir šitą akademiją. Vairavimo mokykla, kai tu mokais teisių, tai iš tikrųjų ruošia tave daugiau išlaikyti egzaminą, pagrindinių tų bazinių dalykų. Šitas akademijos turinys ir įgūdžiai, kuriuos gauni dalyvaujant akademijos mokymuose, tai tau suteikia vienas dalykas pasitikėjimo savim, suteikia žinių, kaip jaustis saugiai kelyje ir kaip prisijaukinti kelią ir motociklą ir kaip išvengti galimų kliučių kelyje. Tai iš tikrųjų labai rekomenduočiau kiekvienam. Laiks nuo laiko įgūdžius reikia atnaujinti, prisiminti. Tai netgi rekomenduočiau ir tos, kurie daug metų jau važinėja. Ir tikrai galvočiau dar ne vieną kartą sudalyvauti akademijos mokytis.